Romo Sakadolskio tarptautinio akademinio žurnalistikos forumo dalis – apdovanojimai. Plojimai. Prieš visai taip juos įsivažiuodami galvoju, gal dar apibendrinkim, kokia buvo įdomi diena šiandien. Aš pasižymėjau, kiek mes įdomių terminų prisiklausėm. Klikbaitizacija, Marozų laikai politikoje. Tokia labai turininga diena ir apdovanojimai, kuriuos iškilmingai paskelbėm, bus vainikuojantis momentas. Norėčiau, kad pakviestumėm žmogų, kuris pats pirmas čia lipo šiandien ryte. Romo Sakadolskio stipendija. Ja įteikti kviečiam Emiliją Sakadolskienę. Emilija, prašau į sceną. Taip, tai irgi tradicinis jau įvykis. Emilija kiekvienais metais įteikia Romo Sakadolskio stipendiją. Prašau. Tai Romui mirus buvo įsteigtas stipendijų fondas, atminimo fondas po Lietuvių fondo Čikagoje skraistė. Na ir šiais metais trys kategorijos gavo finansavimo. Tai pirmoji kategorijoje tai Vilniaus universiteto 2 magistrantės. Jų tų stipendijų dabar neįteiksim, nes jos jau įteiktos ir jos jau ir apsigynė savo darbus. Tik noriu paminėti, kad tai Anastazija Marčenkaitė, darbo vadovė Džina Donauskaitė ir Vaida Kerienė, jos darbo vadovas profesorius Vaišnys. Plojam, nors ir nėra. Toliau, jeigu žurnalistų paklaustum, tai kas buvo Romo turbūt viena iš stipriausių žurnalistinių savybių, tai daug kas pripažintų jo meistriškumą interviu imant. Tai išliko jo labai detalūs konspektai iš studentų paskaitų, nes jo mėgstamiausias dalykas, kurį jis dėstė, tai buvo interviu metodika. Tai nutarėm, kad finansuosim tų konspektų pavertimą į metodinę priemonę. Tai čia didelis ačiū Romo geram draugui, bičiuliui, kolegai Rytui Staseliui, kuris apsėmė tą darbą. Tai gal kitais metais jau ir išvysit tą metodinę priemonę. Ir Rytas Staselis yra ir forumo iniciatyvinės grupės narys taip pat. Na ir turbūt labai laiku, nes Vilniaus universitetas panaikino interviu kaip atskirą dalyką, tai bent jau išliks tie konspektai ir ačiū VDU, kurie sutiko išleistą medžiagą. Na, o trečia kategorija, atsisakus kitiem fondatoriam, finansuojam jaunųjų žurnalistų premiją. Tai čia jau perduodu mikrofoną tiem, kurie įteikinės tas premijas. Bet jūs irgi su mumis Taip, paprašysime Emiliją trumpam pasilikti. Ir aš taip pat pasakysiu, kad irgi mūsų forumui būdinga, kad ne kiekvienas laureatas atvyksta, ne kiekvienas, apie kurį kalbame, čia gali dalyvauti. Bičiuliai, čia yra šiaip stebuklas, kad šioje salėje yra pakankamai profesionalų ir studentų, nes ir vieni, ir kiti yra užsiėmę ir jie neturi laiko būti forumuose. Mūsų žurnalistai yra labai sunkiai dirbantys žmonės. Plojimai. Ar gerai suprantu, Ryti, kad dabar mes ir įteiksim Romo Sakadolskio žurnalistikos forumo ir Vilniaus universiteto jaunųjų žurnalistų draugijos inicijuojama jaunųjų žurnalistų ir žurnalisčių premija? Taip, jau 4 metus Romo Sakadolskio žurnalistikos forume įteikiama yra šita premija ir kartu su Romo Sakadolskio žurnalistikos forumu ją organizuoja jaunųjų žurnalistų ir žurnalisčių asociacija. Šiais metais premiją įsteigė Romo Sakadolskio fondas. Aš norėsiu, kad padėkotumėm komisijai. Konkurso dalyvių darbus vertino komisija, kurią sudarė Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytoja daktarė Giedrė Vaičekauskienė. Dabar jau jeigu pradėjot atskirai plotai, visiems atskira tokį gerą plojimą reiks pageneruoti. LRT televizijos reporteriai, radio laidų vedėja Karolina Panto. Nara LT redaktorius Karolis Višniauskas. Fotožurnalistas Vidmantas Balkūnas. Ir Vilniaus universiteto jaunųjų žurnalistų draugijos prezidentė Raminta Kučinskytė. Na, o dabar patys apdovanojimai.
rašto raiškos kategoriją. Apdovanojimą kviečiame įteikti Emiliją Sakadolskinę, jį jau čia, o laureatas yra Arnas Rasimavičius. Jo vardu apdovanojimą atsiima NARA bendradarbė Sigita Vegytė. Sigita, kaip tu ir sakei, žurnalistai dirba, Taip. Sigitos nemato. Žmonės dirba. Taip. Tai Tęsime sveikinam toliau. Sigitą, perduokit linkėjimus laureatams. Mes keliaujam toliau ir keliaujam dabar į vaizdo raiškos kategoriją, kurioje apdovanojimą kviečiame įteikti jaunųjų žurnalistų draugijos narę Smiltę Milutytę. Smiltė yra. Taip. Ir laureatė yra. Smiltei duodam mikrofoną ir laureatę skelbiam Rytis ar Smiltė? Smiltė, tu sakyk. Taip, tai jo, aš taip trumpai dar keletą sakinių. Šiandien mūsų forumo svečias, žurnalistas tyrėjas iš Norvegijos, taip pat spėjo šiandien ir padaryti paskaitą studentams. Ir paskaitos gale jis pasakė, jog vieną patarimą studentams, jog kad mes turėtume burtis į bendruomenės, jeigu matome, kad tai yra profesionali, gera bendruomenė. Ir aš iš karto pagalvojau apie mūsų jaunųjų žurnalistų draugiją. Ir nors aš ir jaunųjų žurnalistų draugijos prezidentė Raminta, mes esame antrakursės, visai neseniai prisijungusios, tik praeitais metais pirmą kartą dalyvavome šiame forume, bet labai džiaugiamės, kad turime tokią stiprią bendruomenę. Aš tikrai nežinau, ar kuris nors kitas universitetas ar kitas fakultetas turi tokią draugiją. Ir mes turime ne tik premiją, turime ir mentorystės programą, turime jaunųjų žurnalistų dienas ir viską darome patys, mokomės vieni iš kitų ir aš tikiuosi, kad ir dabartiniai pirmakursiai taip pat paskui iš mūsų mokysis ir taip karta iš kartos mes tęsime šitą veiklą. O vaizdo raiškos kategorijoje po tokių visai sudėtingų ir ganėtinai ilgų diskusijų komisija priėjo bendrą nuomonę, jog šiais metais apdovanojimą laimi Justina Lopataitė. Taip. Justina Lopataitė. Ar turime Justiną? Neturime. Apdovanojimą atsiima Goda Ponomariovaitė, tai perduok Goda geriausių linkėjimų, o gal ir kokį žodelį. Aš labai norėčiau keletą žodžių pasakyti, nes Justina liepė jums perduoti keletą žinių ir jis stebi mūsų tiesioginę transliaciją iš užsienio, tai linkėjimai tau, Justina. Ir ji, ką nori pasakyti mums, jis sako, nuoširdžiai dėkoju komisijai už šį įvertinimą, kurdama vaizdo pasakojimą apie globalizaciją ir tautinį identitetą, siekiau atskleisti, kokie iššūkiai mūsų laukia vis globalesnėme pasaulyje. Turbūt kaip ir dera žurnalistinėms temoms, jos mūsų tinka pačios. Ši tema jau kurį laiką sukosi mano galvoje, tačiau atsitiktinis pokalbis su užsieniete vienoje iš Talino gatvių tiek sustiprino mano įsitikinimą, kokie ji išties yra aktuali. Ši premija man padrąsinimas toliau tęsti žurnalistinį darbą ir įrodymas, kad žurnalistika geba atskleisti tokias svarbes ir globales temas. Dėkoju už įvertinimą ir sakau ačiū visiems prisidėjusiems prie šio darbo kūrimo, o žinoma savo ruožtu Justinai perduosiu, kai tik jie atvyks į Lietuvą, jos apdovanojimo. O mes tęsime toliau ir dabar bus garso raiškos kategorija, tiesa? Garso raiškos kategorijoje apdovanojimą kviečiame įteikti jaunųjų žurnalistų draugijos prezidentę Ramintą Kučinskytę. Paplojam Ramintai. Sveiki visi. Tai pirmiausia, noriu padėkoti dalyviams, kurie šiais metais atsiuntė mums savo darbus. Jūs visi esate nuostabus. Be abejo, dėkoju mūsų komisijai už šiltą, nuoširdų ir paprastą bendradarbiavimą. Ši premija leidžia mums pamatyti žmonės, kurie jau dabar prisideda prie žurnalistikos ateities. O garso kategorijoje mes apdovanojame tuos, kurie moka išgirsti pasaulį ir priverčia jį įsiklausyti. Tai šiais metais mūsų laimėtojas tai ir padarė labai originaliai ir profesionaliai.
Kviečiu į sceną Rytį Skamaraką už darbą Pilna šėpa iš Austo gyvenimo. Sveiki visi, ačiū iš jų apdovanojimą. Labai džiaugiuosi, ačiū forumo organizatoriams, komisijai, jaunųjų žurnalistų draugijai. Taip pat, be abejo, kadangi turėjau galimybę sukurti tokią dokumentiką ir kad ji būtų ištransliuota radijoje, tai labai noriu padėkoti savo nuostabiai LRT radio dokumentikos komandai, kuri man leido taip tobulėti. Esu tenai 1,5 metų ir viliuosi, kad čia dar tik tais yra pradžia ir turėsiu dar daug nuostabių progų papasakoti įvairias istorijas. Ir kadangi šita dokumentika buvo šiek tiek ir dzūkiškai pasakota ir liečia jaunimo ir jų senelių santykį, tai norisi, sakykime, palinkėti, kad nepamirštume bendrauti su savo artimaisiais, su močiutėmis, savo seneliais ir kad nepamirštume savo tarmės. Dėkoju visiems, gero vakaro. Ačiū labai. Ir norėjusi prašyti kažką pasakyti dzūkiškai, bet ačiū Ryti, kad jau ir pasakėjai. Tai sveikinam Rytį Skamaraką ir dabar judam prie fotografijų. Taip, fotografijų serijų kategorijoje apdovanojimą kviečiame įteikti Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytoja daktarė Giedrė Vaičekauskienė. Giedrė, prašau. Labadiena visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų, man buvo didelė garbė, atsakomybė vertinti studentų darbus ir dėkoju jaunųjų žurnalistų draugijai pakvietusiai prisidėti prie darbų vertinimo. Noriu trumpai sureaguoti į laureato Ryčio Skamarako darbą. Klausiau tą garso istoriją apie divonus, kai Rytis kalbėjo dzūkiškai ir galvojau, kad jo garso istorija turėtų būti transliuojama sanatorijose, žmonėms atsigauti ir, pakilti virš kasdienybės. Ryti, nuostabus darbas. Šiandien visų jaunųjų žurnalistų darbai yra tiesiog fantastiški. O man tenka garbė įteikti apdovanojimą už geriausią darbą fotografijų serijos kategorijoje. Ir šis garbingas apdovanojimas atitenka Julijai Stankevičiūtei už darbą Priskos istorija. Ar yra Julija? Apdovanojimą atsiimti norėčiau kviesti Sigitą Vegytę, bet ji ir anksčiau turėjo atsiimti ir jos nebuvo. Tai galvoju, ar kas nors kitas, kas... Man atrodo, Godai reikės. Teks Godai tą padaryti. Goda Panomarevaitė, prašau, Goda atsimk ir tau teks perduoti nugalėtojai. Jeigu kas nežinote, tai galima pasakyti, kad Julijos Stankevičiūtės darbas apie translytę asmenybę Priską, jos išgyvenimus, globalius išgyvenimus, požiūrį, žmonių požiūrį, tikrai, galima sakyti, tai yra pasaulinio lygio istorija, galinti būti publikuojama bet kokiame tarptautinėme leidinyje. Tai ačiū. Ačiū. Sveikiname nugalėtoją ir Giedrė, tau teks įteikti dar vieną apdovanojimą. Skatinamąjį diplomą įteiksim. Giedrė, kam? Taip, o skatinamasis diplomas visos komisijos vardu, dar kartą noriu pasakyti, kas vertino jaunųjų žurnalistų darbus. Žurnalistė Karolina Panto, studentų Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistė Raminta Kučinskytė, Vidmantas Balkūnas iš portalo 15 min ir Karolis Višniauskas, taip pat dėstytojas ir žurnalistas iš NARA. Ir mes nusprendėme visi kartu, kad labai norime paskatinti už originalios žurnalistinės idėjos išpildymą Gabiją Vaitkevičiūtę, taip pat fotografijų kategorijoje. Gabija yra čia, prašau. Gabija sukūrė nuostabų fotografijų ciklą, tekstą Į kalėjimą savanoriškai ir su jogos kilimėliu. Gabija, sveikiname. Ir tavo žodis. Tai buvo vienas pirmųjų mano žurnalistinių darbų universitete.
Todėl esu labai dėkinga komisijai už šį vertinimą. Ir tai buvo fotopasakojimas apie jogos užsiėmimus vykstančius Alytaus kalėjime. Ir po jo toliau tęsiau darbą žurnalistikoje su kalėjimų tema. Ir už tai esu labai dėkinga organizacijai Prirašytos rankos. Ir pagalvojau, kad gilindamas į šią temą, jaučiu, kad ne tik augu profesiškai, bet ir mokausi labai daug atvirumo ir gebėjimo žvelgti į žmogų be išankstinių nusistatymų. Ir manau, kad tai yra labai svarbu, kad žiniasklaidoje girdėtume balsus tų žmonių, apie kuriuos tikiu, kad tikrai ne kasdien susimąstome. Tad ačiū Jums. Ačiū ir sveikiname. Taigi, jaunojo žurnalisto ir žurnalistės apdovanojimai, kuriuos organizuoja Vilniaus universiteto jaunųjų žurnalistų draugija. Baigėsi. Dabar judėsim prie dalies, kuri gal ir nėra senųjų žurnalistų, bet tiesiog žurnalistų. profesionalų mes sakome. Mes sakome profesionalų. Romo Sakadolskio profesionalų žurnalistų apdovanojimai. Pasakykim konteksto, ar tai irgi yra 4. kartą, kai šie apdovanojimai Tai yra įteikiami? penktas kartas ir norėčiau pabrėžti, kad mes turime unikalią komisiją. Ir tai būtent tas žodis tai reiškia. Mes dažnai neteisingai sakome žodį unikalus, kartais pasakom unikaliausias. Tokių nebūna. Komisija kiekvienais metais yra kita. Komisijos nariai niekada nesikartoja. Įskyrus vieną atvejį, jeigu būsite apdovanotas 2 kartus. Mat, Romo Sakadolskio profesionalų žurnalistų apdovanojimų komisija sudaro tų metų laureatai. Taigi, mėlyjei, tie, kurie šiandien gausite apdovanojimą, žinokite, kad turite prievolę kitais metais būti komisijos nariais. Ir antroji komisijos dalis yra žmonės, kuriuos iš daugybės kolegų profesionalų parenka iniciatyvinė Romo Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimų grupė. Praėjusių metų laureatai, kuriuos dabar ir išvardysiu komisijoje šioje atsidūrė: Jolanta Kryževičienė, Edita Mildažytė, Augustinas Šemelis, Eglė Zikari, Liepa Želnienė. Visiems plojimas. Ir Gabrielė Burbulytė Cikarišvili, Klaipėdos universitetas, Mažvydas Jastramskis, Vilniaus universitetas, Kristina Juraitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Ignas Kinčinas, redakcija LT. Jiems irgi padėkojam. Ir pirmasis apdovanojimas. Pirmasis apdovanojimas yra skiriamas už išskirtinę fakto žurnalistiką. Ir įteikti šitą apdovanojimą aš kviečiu Vytauto Didžiojo universiteto rektorių Juozą Augutį. Prieš Juozui kalbant, dar norėčiau pasakyti, kad Juozo Augučio nuopelnas Romo Sakadolskio tarptautiniam žurnalistikos forumui yra išties didžiulis. Ir aš noriu padėkoti Juozui asmeniškai už tai, kad jis visada palaikė forumą ir už tai, kad visada patardavo ir už tai, kad visą laiką buvo su mumis. Ir taip pat aš jums turiu mažą dovaną, kuri kažkur dingo per tą laiką. Kažkur čia buvo dovanų maišelis, kas gali man jį parodyti. Tai nieko, kai... Taip, štai jis viskas, niekas netaip greitai dingsta. Prašau. Ačiū, Romai. Ačiū, Juozai. Ačiū. Gerbėmieji, turbūt nėra didžiausio malonumo universiteto vadovams. Aš šiandieną kalbėjau su Vilniaus universiteto rektoriumi, jis negalėjo, atsiprašė, kad negali čia būti. Ši sukurta platforma leidžia pasijausti čia sėdint kaip tokios didelės šeimos susijėjime, gal šventinėme, sakyčiau, ne kasdieninėme, kur jaunimas, kur patys darbingiausi, stipriausi to šeimos nariai ir jau keliaujantis kur nors su patyrimu į šiltesnės vietas savo šeimoje, patarimais priduriantys, kur vienas iš kito gali mokytis, klausyti vienas kito patarimų. Ir tai nėra tik į vieną pusę. Aš tikrai matau, kad ir tie profesionalai, kuriuos jūs taip gražiai vadinat, jie irgi ko gero mokosi, ypač iš tų jaunųjų, kurie
kurie pristatė savo darbus. Ryčio kaip tik darbas apie šeimą, aš irgi tą reportažą klausiau, yra nuostabu. Tai iš jo pasimokyti ir todėl su didžiausiu malonumu linkiu šitam forumui gyventi labai ilgai, klestėti, plėstis, būti tokiam pačiam atviram, akademiškam, nepriklausomam, koksai jis yra dabar. Ačiū Jums. Na, o apdovanojimas, aš tik savo dovaną mano palaikykit, už išskirtinę fakto žurnalistiką ir ne vienam asmeniui, betgi dviem, Mindaugui Laukagaliui ir Justinai Ilkevičiūtei. Prašau. Mindaugas ir Justina. Prašau, nuostabu, Justina. Įteikiu Jums diplomą ir mikrofoną. Ačiū. Taip, ačiū labai. Mums iš tikrųjų labai svarbu gauti šį apdovanojimą iš tikrai profesionalų bendruomenės, kadangi mes patys Briuselėje labai stengiamės, kad ta žurnalistika būtų tiksli, kad ji būtų kuo artimesnė Lietuvos auditorijai. Dirbame tikrai dėl mūsų ir klausytojų, ir skaitytojų, ir žiūrovų, nes visom medijom ir stengiamės iš tiesų dirbti tą žurnalistinį darbą, o ne perpasakoti užsienio tarptautinę žiniasklaidą. Ir aš manau, kad mums pavyko, kadangi nes mes tikrai ir po koridorius vaikščiom, ir šaltinių turėjom, įsibrovėm į tuos ratelius slaptus Briuselėje, kur vyksta visas veiksmas, sėdėdavom pas Ursula von der Leyen kabinete, netgi su maždaug keliasdešimt garsiausių žurnalistų iš Bloombergų, BBC ir taip toliau, ir mus pakviesdavo, mus žinodavo, kas mums yra labai malonu, kad mes galėdavom pateikti tą informaciją, ar tai būtų sankcijos, ar tai būtų NATO temos, na tai, ką susirinkom patys, o ne perpasakoti Bloombergą ar kitas žiniasklaidos tarptautinės priemonės, ir tada tu kitaip jautiesi, nes tu jautiesi daug tvirtesnis pasakodamas tą istoriją ir tada gali papasakoti ją paprasčiau ir suprantamiau. Tai ačiū labai. Aš dar, Justina čia daug kalbėjo, bet aš dar vieną palinkėjimą esu paruošęs. Fakto žurnalistika šiaip jau, man atrodo, kad yra apie greitį, tikslumą ir aiškumą. Ir man atrodo, kad mes, ir aš pats jaučiu tą į savo darbą, kad dažnai sėdėdamas newsroome dėl greičio, dėl to, kad reikia viską labai greitai padaryti, viską parašyti tiksliai, aš pamirštu dažnai aiškumą, kad iš tikrųjų suprastų žiūrovas, skaitytojas, klausytojas, apie ką mes kalbam. Tai man atrodo, Justina neleis sumeluoti, apie tai jinai užsiminė, kad mes stengiamės priartinti Briuselį prie Lietuvos, pristatyti tai, kas vyksta aiškiai, ir toks palinkėjimas mano visiems čia tiek profesionalam, tiek ir būsimiem žurnalistam aiškumo nepamiršti. Ačiū. Ačiū labai, labai sveikinam, šaunuoliai. Ir tai, ką jūs dabar, ką Mindaugas palinkėjo, labai susišaukia su tuo, ką šiandien girdėjom iš, man atrodo, Gintės Damušytės, Romos Akadolskio draugės, kuris sakė, kad ir Romas kalbėdavo taip, kad iš pirmo karto suprastum. Taip, mes turime pasistengti būti aiškus, bet žiūrovai, klausytojai turėtų taip pat pasistengti irgi, ne tik mes. Siūlyčiau to irgi nepamiršti. Gerai, nepamirškim, ir aš dar pagalvojau irgi, ko nepamirškim pasakyti, daug kas čia užlipęs būna girdėję Ryčio darbą, bet gal negirdėję Ryčio Skamarako, ne tavo kitų. Irgi nepamirškim, ir aš galvoju, gal net galėtų būti gera tokia užduotis šio vakaro grįžus, per sąrašą perbėgti visų laureatų ir jų darbus susirasti. Puikiai mintis. Tai va, tai aš dabar dar sakysiu tų darbų ir apdovanojimų mes dar įteiksim, tai nuo šiol žymėkimės ir žinokim, ką reiks veikti vakare. Už išskirtinę tyrimų žurnalistiką apdovanojimą įteikti kviečiama praėjusių metų laureatė, komisijos narė Jolanta Kryževičienė. Pasitikim. Jolanta, prašau. Kai
Rytis ar organizatoriai man pasiūlė įteikti apdovanojimą tyrimų žurnalistams už geriausią tyrimo darbą, aš atvirai pasakius buvau gerokai nustebinta, nes, pas mus tyrimai vis tiek daugiau susiję su politika, galbūt dar su ekonominiais dalykais. Aš esu kultūros žurnalistė. Ir štai praėjo kelios dienos ir kągi jūs sakote, kultūrininkai neša politikos vėliavą. Ir šiandien aš galėčiau netgi taip sarkastiškai pasidžiaugti. Pagaliau į Lietuvą atėjo diena, kai kultūra yra visos Lietuvos dėmesio centre. Tai man už tai norėtųsi labai pasidžiaugti. O apie tyrimų žurnalistiką aš galvoju, kad žurnalistams apskritai gali būti, kad ateina didelių iššūkių laikas, turint galvoje, kad gali reikti ieškoti pėdsakų arba ryšių, kurie netaip lengvai aptinkami, kaip kokie, sakykime, čekiukai arba giminystės ryšiai, arba kažkur neten nupirktas už valstybės pinigus kažkoks daiktas ar būtas pagaliau. Bet apie ką kalbėjo mūsų kolegė iš Ukrainos, kad yra šliaužiantis mentaliniai pavojai. Ir juos aptikti yra tikrai labai labai sunku. Tai vėlgi susiję ir su kultūra, ir tai tyrimų žurnalistams, manau, tikrai labai rimti iššūkiai. Bet jau pereikime prie apdovanojimų. Taigi, prieš keletą metų rašytojas Sigitas Parulskis parašė tokį romaną Tamsa ir partneriai. Ir štai ten buvo apie Antrą pasaulinį karą. Ir man atrodo, kad šiandien kažkaip toks jausmas, kad ta tamsa vis stiprėja ir stiprėja. Taigi štai komisija šiais metais nusprendė už išskirtinę tyrimų žurnalistiką apdovanoti projektą Premjeras ir partneriai. Taigi aš kviečiu Siena ir Laisvės TV atstovus. Šarūnas. Ačiū labai, gaila, čia nėra Andriaus Tapino, tikrai jisai perduoda visiems linkėjimus ir padėką. Aš sugalvojau pradėti šitą nuo perfrazavimo maestro Edmundo Jakilaičio, sparnuotos vienos frazės, tai ačiū Gintautui Paluckui, pažiūrėsim, kaip seksis Ingai Ruginieniai. Bet iš tikrųjų tai, kuo aš labiausiai džiaugiuosi gaudamas šitą apdovanojimą, tai tuo, kad tai yra apdovanojimas už komandinį darbą. Mano sena svajonė buvo ta praktika, kurią turim su kolega Eilivu iš Norvegijos, su daugybė kitų tarptautinių kolegų, bendradarbiavimo praktika, atsinešti čia į Lietuvą. Ir su Laisvės TV mes iš tikrųjų parodėm, kad kartu mes jėga. Bet tai yra ne tik apie dviejų redakcijų darbą. Kaip jau minėjom per diskusiją, iš tikrųjų tai buvo fantastiškas ir visam gyvenimui tikrai nepamiršiu įsimintinas žiauriai žurnalistų solidarumo parodymas. Mes dirbam ne vieni. Verslo žinios, žinių radijas, redakcija, LRT, 15 min, Delfi, visi kolegos solidarizavosi ir jūs neįsivaizduojat, kaip lengviau nuo šito buvo kvėpuoti. Taigi šitas apdovanojimas yra iš tikrųjų mano vertinimu ir už žurnalistų solidarumą. Tai nepamirškim, mes kolegos, ne konkurentai. Ačiū. Ačiū Šarūnui. Aš taip įsivaizduoju, nenustebot, kai paskyrė jums šį apdovanojimą. Ačiū Šarūnui ir už jo darbus ir už tai, kad šiandien dėl jo mes turėjom labai įdomų pavyzdį iš Norvegijos, vieną pranešimą, kurio irgi su tikrai dideliu įdomumu klausėmės. Ir daug kalbėjom ir apie nuomonių žurnalistiką. Ir čia visai buvo sakoma pačioje pradžioje ir tai, kokia nesąmonė padaryta, kad nuomonių negalima atskirai žurnalistams dirbantiems su naujienomis skelbti. Paskui atėjo tie, kurie sakė, kad reikia labai aiškiai atskirti nuomonės nuo žinių. Bet toks žanras, nuomonių žurnalistika ir yra atskiras. Taip, ir jis yra atskiras nuo žinių. Visiškai teisingai. Jis yra visiškai atskiras ir nuomonės žurnalistikos apdovanojimai teikti. Aš noriu pakviesti Romo Sakadolskio forumo iniciatyvinės grupės narę Iną Žurkuvienę. Labas vakaras. Šiandieną poetas ir vertėjas Marius Brokas suskaičiavo, kiek turime žmonių, kurie
rašo apie šiuolaikinį meną, kiek turime literatūros kritikų, tai tie, kurie dirba būtent nuomonių rubrikoje, taip pat turbūt galėtume suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tai nėra lengva, tai pareigoja ir visgi tam reikia tikrai drąsos. Tai man iš tiesų malonu pakviesti už išskirtinę nuomonę žurnalistiką atsimti apdovanojimą Paulių Gritėną. Paulius Gritėnas, prašau, Pauliu. Paulius yra buvęs Romos katalikiškos iniciatyvinės grupės nariu. Taigi žmogus stovėjęs prie šio forumo ištakų taip pat. Tai jau dabar, kad apdovanojot, tai turėsit ir paklausyti. Nuomonės, ne? Jo, truputį nuomonės. Aš norėsiu truputį apie nuomonę žurnalistiką pakalbėti. Norėjau pradėti nuo to, kad eidamas palei upę... Parodyk, ar turi. Šiandien nėra. Juokauja. Užsirašiau galvoje. Sutikau klasioką. Po to ir dėstytoja. Ir jis sako, kas yra ta žurnalistika, Pauliau? Ne, gerai, juokus į šoną. Juokus į šoną. Nors sunku nejaukauti tokiais laikais. Turiu pasakyti kelis dalykus. Pirmas dalykas, turbūt, kurį turiu referuoti, kalbant apie nuomonę žurnalistiką, yra tai, kad aš šitą apdovanojimą savotiškai perimu iš mano manimų vienos geriausių žurnalisčių Lietuvoje, buvusios kolegės Liepos Želienės, kuri per šiuos metus, šitas apdovanojimas toks yra mirties bučinys truputį, nes gavus apdovanojimą Liepa buvo kaip ir neutralizuota. Buvo iš jos atimta privilegija reikšti savo nuomonės žurnalistikoje. Gal ne tai baisiai, bet visgi, man atrodo, tai yra reikšmingas dalykas, ta tendencija, kad nuomonė žurnalistika traukiasi. Reikšmingas dalykas, kad mums bandoma žiniasklaidą įteikti, kad neutralumas yra lygus objektyvumui. Ir tai yra labai pavojinga pozicija. Ar tai būtų karas Ukrainoje, ar tai būtų smurtas kur nors, ar tai būtų pavojus demokratijai. Neutralumas tokioje padėtyje, kai reikalingas moralinis sprendimas, mano manimu, yra ne tik moraliai neteisingas, bet ir nusikalstamas. Ir objektyvumas gimsta iš to, kad mes gebam palyginti nuomonės, suformuoti jas, gebėti išreikšti savo nuomonę kaip įmanoma labiau argumentuotai, racionaliai, kaip įmanoma pagarbiai. Ir nuomonė žurnalistika yra būtent apie tai. Ir aš nesutikčiau, kad nuomonė žurnalistika yra visai kas kita negu žinios. Jis suteikia žiniom kontekstą, jis suteikia žiniom moralinį lauką tam tikrą, per kurį mes galim įvertinti, ar kažkas yra teisinga ar ne. Ir žurnalisto darbo viena iš dalių yra visgi sužinojus faktus, sužinojus, kas įvyko iš tiesų, papasakot ir apie tai, ką jaučia jo sąžinė. Ir ta prasme aš manau, kad reikėtų mums daugiau nuomonių mūsų žiniasklaidai. Skatinu jaunus žmonės, kurie aš matau, kad net neturi irgi savo sekcijoje apdovanojimo nuomonės žurnalistikos, rašyti nuomonės, išstumti tokius senstančius nuomonės žiniasklaidos atstovus kaip aš iš mūsų patogių pozicijų. Ir man atrodo, kad atėjo laikas būtent tam, kad žurnalistai kalbėtų ne tik tai, kas yra, bet ir kaip dalykai yra. Kultūros laukas tai jau suprato. Jeigu nenorim suprasti to sunkiuoju būdu, tai turim remtis ir į faktą, ir į tyrimą, ir į argumentuotą stiprią nuomonę. Ačiū už apdovanojimą. Paulius Gritėnas. Ačiū labai, Pauliau, už išskirtinę pramogos žurnalistiką apdovanojimą įteikti. Kviečiam iniciatyvinės grupės narį Donatą Puslį, kuris ką tik pasveikino Paulių Gritėną ir jau palengva juda link scenos. Mes plojimo fonelį palaikykim nemenka. Labas, Donatai.
Kągi, sveiki gyvi, labai gera čia būti. Sveikinu Pauliau, garbė kartu su tavimi LRT klasikoje vesti paribio pokalbius. Na, o aš daug nekalbėsiu, tegu kalba tie, kas šiandien verčiausi dėmesio ir rampų šviesos. Tai nulenksiu tiesiog galvą prie žmonės, kurie kuria kokybišką pramogos žurnalistiką, nes tai yra tikrai labai sudėtingas darbas, nepraplaukti paviršiumi, ne kažką sekliai, ne banaliai. Tai apdovanojimas tenka Audriui Rakauskui. Audrius Rakauskas tai yra žmogus, kuriantis Gustavo enciklopediją. Ir šiandien jo su mumis nėra dėl to, kad jis filmuoja naują laidą ir kuria dar vieną Gustavo enciklopedijos skyrių. Taigi, šį apdovanojimą mums teks jam perduoti ir mes su malonumu perduosime. Dar kartą sveikinu. Aš norėčiau perduoti, nes mano svajonė buvo... Puikiai. Tavo svajonė buvo patekti į Gustavo enciklopediją. Svajonė neišsipildė. Ne, bet Donatai, mes galim vis tiek tau palikti, o tu jau ten savo kanalais jį rasi ir va taip pat perduok iniciatyvinės grupės. Tai gerai, tai galim taip padaryti. Viskas sutarta, puiku. Ačiū labai Donatui Pusliui ir ačiū Audriui Rakauskui, kitaip žinomam kaip Gustavas. Ir mes keliaujam prie, turbūt, kad tokio vieno iš paskutinių, mes kalbėjom apie kultūrą šiandien daug kartų, dažniausiai taip pašiepia lūpas ir bajerius skaldydami, turėdami omeny šitą kontekstą kultūros ir neįsivaizduoju, kaip diena kultūros žurnalistam turėjo atrodyti vakar, turbūt, kad metė visus kitus darbus ir ėjo dirbti tiesiai į protestą. Įtariu, kad taip padarė žmogus, kurį apdovanosim, bet dar kol kas nieko nesakau. Pirmiausia, pakvieskim Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanę Renatą Matkevičienę, kuri apdovanojimą įteiks už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Ir Renata taip pat yra Romo Sakadolskio forumo iniciatyvinės grupės narė. Renata, prašau. Ypatinga garbė šiandien įteikti šitą apdovanojimą už išskirtinę kultūros žurnalistiką Mariui Eidukoniui. Marius Eidukonis. Aš nežinau, aš iškart prie darbo įrankio norėjau pult, tai teisi tu buvai, Živilė, kad tas 2 valandas aš ir buvau tam proteste, girdis ir iš balso, kur aš buvau. Šiaip pagalvoju, kad šią savaitę apie kultūrą tiesioginiame eteryje prakalbėjau 9,5 valandos, dar rytoj laukia maždaug 1,5. Tai dar gyvenam ir čia iš tiesų aš kažkaip taip galvojau pradėti taip, kaip Paulius Gritėnas pradėjo su tuo pasivaikščiojimu, nes visi dabar, kas ateina į kultūrą, ateina iš toli, kažkur praeit kažką, turi sutikti kažką, bet jau Paulius rezervavo šitą temą, tai man reikėjo paskutinę minutę keisti viską. Tai aš nežinau, dabar kalbant apie kultūrą, mes visada tą kultūrą kažkaip taip šiek tiek, kaip Živilė sakė, su šypsena įsivaizdavom, bet aš dabar žiūriu į portalus ir žiūriu atsiradusios grotažymės, net kultūros protestas, ir aš galvoju, visi dabar nori būti kultūros žurnalistais, visi mes tapom kultūros apžvalgininkais, tais, kurie išmanom galbūt kultūrą, ko anksčiau nebuvo. Tai aš tiesiog siūlyčiau ir tiems jauniems veidams nepabijoti ateiti į kultūrą. Kaip suprantat, ten nėra nuobodu visai, ar ne? Ne tik parodos, paveikslėliai ir koncertai, čia ta gražioji dalis, bet susidurėm ir su tuo, ką susidurėm dabar. Tai iš tiesų tebūnė ta kultūra visada įdomi ir nekalbėkim apie ją tiesiog su šypsena. Ačiū Jums visiems ir ačiū komisijai. Ačiū labai, Marius Eidukonis, už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Ryte, ar dar liko kas nors, ko mes neapdovanojom, kam nepadėkojom, ko neįvardijom, kaip būtino įvardinti fakto, nuomonės, pasidžiaugimo, nes kitaip mes tuoj baigsim, išsiskirstysim ir vėl nežinia, kada po metų nebent susitiksim. Aš manau, kad liko. Ir liko visi tie, kurie šiuo metu yra redakcijose, kurie šiuo metu dirba savo darbą tam, kad mes žinotume daugiau tiesos. Tai plojimai visiems, kurių nėra šioje salėje. Ir taip pat aš labai norėčiau padėkoti šios salės šeimininkams, meksikietiškos virtuvės restoranas La Capital, kuris mums suteikė šią puikią erdvę. Plojimai. Ir apdovanojimų ceremoniją mes baigiam.
Ačiū Rytė, ačiū visiems, kad buvo. Tie, kurie stebi mus ne per transliaciją, o čia gyvai, tai dar neišsibėgiokim, dar pabūkim, pabendraukim, saulė už lango, galima ir laukia kur nors būriuotis, ir čia prie taurės vandens, kokio užkandžio. Tegu tie pokalbiai tęsiasi, nes klausimų ir temų buvo daug. Mes jas palikom platesniems pokalbiams šitoj bendruomeniai, nes viena iš esminių šito forumo idėjų ir yra tam, kad profesionalai susitiktų ir pabūti vieni su kitais, dalintis idėjomis. Ir padėkokime iniciatyviniai visai grupiai dar kartą. Ryčiui Zemkauskui. Ačiū visiems, ačiū mūsų žiūrovams, klausytojams, ačiū visiems kolegoms. Stenkimės. Iki pasimatymo. Iki kitų susitikimų.